Kalbant apie tavo oponentą, Augustą Bogdaną, kol kas jo kelias čia labai sėkmingas. Kaip planuoji sustabdyti jo sėkmę šeštadienį? Iš tikrųjų, jokio skirtumo kaip sustabdys, svarbiausia nugalėti. Tiki savo pergalę užtikrinti, ne? Tikrai taip. Taip. Augustai, tu sugrįžti į TMA ringą nepatogios ir ilgos pertraukos. Klaipėdoje atidarei renginį, dabar vėl atidarysi renginį. 2-0 kol kas, 2 pergalės. Ką pažadi trečioji savo kovoje į TMA? Pažadu gražią ir įdomią kovą ir nuo pat pirmos turnyro kovos pradėti turnyrą gražiai, gerai ir įdomią kovą. Tavo oponentas sakė, kad yra užtikrinta savo pergalę, pasitikė savimi. Ką turėsi padaryti, kad 2-0 pavirstų į 3-0? Tiesiog parodyti, kaip sunkiai dirbau, visą praktiką, kurį įdėjau treniruotėse, dabar parodyti ringę. Ir jau sunkioji dalis atlikta, dabar liko realiai tik sakau parodyti savo darbą ir tikrai tikiu, kad laimėsiu kovą ir jo, viskas gerai. Kalbant apie tavo oponentą, koks galvoji tavo yra didžiausias pranašumas prieš jį ir iš vis, ar pažįsti jį kaip kovotoją? Pažįstu kaip kovotoją, pats nesu kovojęs, bet esu matęs ne vieną kovą. Manau, patirtis bus mano didžiausias pranašumas, bet šiaip manau, kad tikiu, kad esu pranašesnis viskuo. Ir kaip galvoji, šitą kovą pasibaigs galų gale? Mano pergalė. Nesvarbu kokiu būdu, ne? Apie tai negalvoju, galvoju gražiai sukovoti, gerą kovą, o aišku, norisi nokauto, knockdowno, bet čia jau pamatysim viską šeštadienį. Sugrįžti 7. kovai šitoje organizacijoje, tau dar tik 20 metų. Vakar, tu sieki tokio aktyvumo, ar čia taip natūraliai tau gaunasi, kad kovoji vis judėmiai? Siekiu. Pastoviai treniruojamės. Realiai pastoviai yra forma, tik tai vasara gal biškai sumažėja, o šiaip pastoviai ruduo, žiema, pavasaris. Visą laiką esu pasiruošęs, tai jeigu gaunu pasiūlymą, su treneriais kalbam, nusprendžiam ir arba priemam, arba ieškom sekančio varžovo. Kalbant apie tavo būsimąjį varžovą, jis kažkiek tave studijavo, kažkiek ir tu turėjai matyti jo ar kovų, ar apskritai kažkokios medžiagos. Ką manai apie savo oponentą, ar jis tau pažįstamas ir kaip tu jį veiksi? Standartinis kickboksininkas, rankos, kojos, visada viskas tas pats. Turi savo planą, aš turiu savo planą ir tiesiog perlipsiu per galvą ir įveiksiu jį. Šiaip žinom, kad tu mėgsti, liaudiškai tariant, pasilūpti savo kovose, ar tą ir pažadėsi šeštadienį, kad pamatysim? Tikrai taip, nors ne Muay Thai, bet kickboksą tikrai tą pažadu. Šiaip iš tavo kalbų atrodo, kad pažadė ir nokautą. Ar teisingai suprantu, ar čia... Eisim link to, eisim. Ko čia trinies save? Čia šiaip prakaitas, kažką tik iš soliariumo. Biški. Jis prakaitas iš soliariumo? Įdomiai pas tave. Labai sukaitau. Galvau, šiaip čia aliejum kokiu? Žiūrėkime priešininką. Tai, šitą kartą. Dabar nusisukęs į tą pusę žvilgsnis, rankos kol kas nuleistos. Nu, vieną gali man į presą, pasižiūrėsim. Man atrodo, su vienu čia gali nesibaigti. Labai gerai. Ne, tik tai išlyti šortą duos. Ir viškai gelis atsipaudimus, viską žinot. Jėzus patronis, aš jį turi lėti. Arba aukštas. Nebeauga. Šitas turi modelis, jo aš dalyką. Aš drakstys. Dabar šonu ten. Priešais priešininkas, žiūri jam į akis. Turim, surankom. Ir truputį ačiū veidą. Vartas. Svaresna.
Tai kur vakarė atvykai? Joks į kliniką. Joks į kliniką. Ir kokios procedūros laukia tavęs? Visos. Visos. Ką tik leis išbandyti, ne? Žinoma. Nebus nuodės. Nu, buvo tas, bet paskui, žinai, ėjo, bet viskas vis tiek. Klinika ateina, žinai, labai fainai žmonės. Nu, bet kaip tu sakai, yra masė žmonių, kurie, nu, žinai, temperatūra pradės kilti. Žemė. Šalčio terapija, šaltis yra stiprus uždegimus slopintis. Tai, sakykime, jeigu raumenų po kiekvienų treniruočių ar varžybų vis tiek yra mikrotraumos, įplėšimai, tai šaltis greitai, sakykime, jas eliminuoja. Sanariams, sanarių, sakykime, skausmai kažkokie uždegiminiai yra. Šaltis duoda greitai endorfinai skiria. Tai toks yra, energijos ir skausmo hormonas, tai gerai ir prieš varžybas, ar prieš treniruotės yra, gal tokį būstą užsibūstinti. Ir nuotaikai pakelti. Tai yra ir emocinis toks, sakykime, pakilimas. Apskritai organizmas, hormonų toks užaktyvinimas, užkūrimas organizmui duoda tokį hop. Tai va. Aišku, tai yra atsistatymui vėlgi, kaip ir sakiau, po varžybų ar po kažkokių tai krūvių, nes tiek emociškai, tiek fiziškai palaiduoja raumenis, poilsis geresnis, atsistatymas ar ne, tai va. Tai yra imunitetui gerai, kas irgi yra apskritai, kad nesirg, nes nuo ko dažniau sirgsi, to ir varžybų turbūt daugiau praleisi, tai va. Augustas Bagdonas, 69. Vakarės Didika, 68 ir 7. Ačiū. Kas vakarį čia per milteliai? Visi, kurių reikia mano organizmui. Protingai atsakė. Net nebeturiu ką pridurti. Čia antri reikalingi. Na ir treti. Yeah, well. Svazuojantis reikalas. Dugna. Ačiū, užteks. Taip gaila, bet sūrį tai mėgti. Nu ką, skanaus. Augustai simboliškai ant svarstyklių pasirodė Kauno Akropoliui. Ir papasakok, ką šitie žmonės jau perėję į Žalgirio areną, gali mano dešinę, išvys ringę. Tai aš noriu pasakyti, kad nuo pat pirmos renginio kovos tikrai rodysiu gražiai, įdomią, energingą kovą ir visiems bus gražu žiūrėti. Į ką tavo žiūrovui teks pasižiūrėti ir ką teks patirti? Teks patirti mano pergalę ir gražią kovą. Kaip paprastai sėki pergalių gyvenime? Įdėdamas sunkų darbą, daug pastangų ir sutikėjimų. Kaip darbas atrodė iki šios kovos? Daug sunkių treniruočių, pastangų, prakaito ir kaip visą laiką tiesiog einam į priekį ir tobulėjam. Koks didžiausias tavo tikslas ir didžiausia svajonė karjerai? Nežinau, iš tikrųjų, tapti pasaulio čempionu, laimėti gal diržus įvairiose organizacijose ir
tiesiog būti geriausiu pasaulyje. Ramu, tikiuosi, UTME sudėtyje. Tokiu atveju per Open Ring formatą abu kovotojai yra patekę į UTME kovas. Abiem beje šiandien reikėjo į mokyklą, teisingai? Nereikėjo šiandien į mokyklą. Rimti reikalai galima kartais atleisti nuo kitų gyvenimo pareigų. Vakarė irgi simbolinis momentas ant svarstyklių, pradėkime nuo to. Atrodom ir jaučiamės gerai, 7. tavo kova UTME organizacijoje. Kokia jį bus? Nuožmai, iki galo, ir kaip visada, einu laimėti, tai labai paprastas atsakymas. Kovosiu į galą, nesvarbu kaip bus. Kad ir kraujuočiau, kad nekraujuočiau, jis kraujuotų, nekraujuotų, einu laimėti, nugalėti ir viskas. Svarstyklės, kad nesulūštų, eina. Nuo tų svarstyklių. Kaip veteranas jau jautiesi užtikrintai UTME? Taip, jau vis tiek prasivedęs nemažai kovų. Dabar gal kickboksų, šiaip rimtas priešininkas. Daug kas nežino Lietuvoje, bet pasiekęs yra kickboksų. Tai va, išmėginsiu save ir išmėginsiu jį. Kokia įsivaizduoja turėtų būti kova ir koks yra Latvis? Jis kaip ir standartinis kickboksininkas, aš neprognozuojamas, tai bus sprogimų, bus spaudimo, jo, iki galo. Bet neprognozuojamas gerąją prasme, iki galo gerąją prasme, jo? Ai, blogąją. Ai, nu ramu tada, gerai, pasiprognozuokim per face-offą.